Sveiki, aš Erikas ir pabandysiu Jums paaiškinti šiek tiek apie automobilių aerodinamiką. Norint sukurti aerodinamišką automobilį, reikia iš pradžių nusimanyti, kas tai yra aerodinaminis pasipriešinimas ir dėl ko jis atsiranda, ar ne? Visų pirma, reiktų paminėti, kad aerodinaminis pasipriešinimas susideda iš dviejų dalių. Pirmoji būtų paviršiaus trintis bei antroji pasipriešinimas dėl slėgio. Taigi, gana tipiškas scenarijus, turime automobilį ant kelio, važiuojantį, kažkokiu greičiu, ar ne? Ir oro tėkmė, oro srauto tėkmė apie jį turėtų atrodyti daugiau, mažiau taip. Čia turime sukūriavimą, apie kurį galėsiu papasakoti vėliau. Ir kasgi dabar čia vyksta? Visuose paviršiuose, kurie yra daugiau mažiau lygiagretus automobilio judėjimo krypčiai, susidaro paviršiaus trintis. Paviršiaus trintis atsiranda tiesiog dėl oro molekulių, nebūtinai oro skysčio, kuriame objektas juda, molekulių trinties į paviršių. Tai visi paviršiai, kurie yra lygiagretus, nebūtinai visiškai lygiagretus, automobilių judėjimo krypčiai generuos jėgą, tai yra trintį. Šiuo atveju mes turime šį paviršių, ir šiek tiek apačioje. Tai antrasis pasipriešinimas, kurį aš jau paminėjau, yra slėgio pasipriešinimas. Slėgio pasipriešinimas atsiranda dėl slėgio skirtumų susidariusių automobilių arba kažkokiam objektui judant ore. Šiuo atveju, kaip ir daugelio atvejus, priekyje susidarys aukšto slėgio zona, ypač prieš bukus paviršius. Čia turime aukšto slėgio zoną. Gale, dėl to, kad automobilis juda srautu ir dėl to, jog srautas nori toliau judėti, ta prasme, judėti savo linkme, susidaro žemo slėgio zona, žemo slėgio oro maišas. Ir turėdami automobilio galo paviršių, jį šis slėgis veikia iš tai šią pusę, tai yra prieš jo judėjimo kryptį. Ir priekyje dėl susidariusios aukšto slėgio zonos, taip pat ir prieš langą turėtų būti šiokia tokia aukšto slėgio zona, taipogi paviršius veikia jėgos nukreiptos prieš automobilio judėjimo kryptį. Dabar kodėlgi visą tai yra svarbu žinoti. Kuriant aerodinamišką automobilį, reikia turėti omeny, jog norime išvengti į aukšto slėgio zonų, kaip jas sudaro buki paviršiai. Todėl visas priekinės, bent jau formas, reikėtų apvalinti, ar ne, jog kuo mažiau susidarytų paviršiaus, kurį galėtų veikti ta jėga, ir taipogi susidarytų mažesnis slėgis aukštas dėl to, kad oras galėtų tiesiog efektyviau aptekėti automobilį. Ir labai svarbu atsiminti, jog taipogi ir automobilio galas turi būti nuožulnus, ne toks bukas kaip šiame pavyzdyje, nes vėlgi tai sumažins žemo slėgio zoną gale ir taipogi sumažins paviršiaus plotą, kurį veikia šis slėgis. Šiuo atveju galima būtų sakyti, jog norime automobilį pratęsti ir padaryti nuožulnų. Kažkas tai būtų panašu į sparno formą, ar ne? Tačiau reikia atminti, jog darant tai mes didiname paviršiaus plotą, kurį veikia paviršiaus trintis. Taigi mes pridedame daugiau ploto, kuris turės sąlytį su lygiagrečiai tekančia oro tėkme ir taip padidės paviršiaus trintis. Taigi visą laiką reikia galvoti, balansuoti tarp šių dviejų pasipriešinimų ir atitinkamai bendros
sumos. Dabar padarysim šiokią tokią pertraukėlę, aš tuo tarpu paruošiu kitą automobilio variantą, aerodinamiškesnį. Nu, kol kas man atrodo normaliai.